Sveiki, gerbėmieji žiūrovai, dar viena mano laida. Ši laida bus, žinai, daug žmonių mane kreipėsi, Martynai, tu tiek sukūrei laidų, kaip gaminti maistą, kaip būti sveikam, bet man reikia tiesiog atsikratyti viršsvorį. Ką man daryti? Tu nieko apie tai nešneki, nieko apie tai nepasakoji. Iš tikrųjų, viskas yra labai paprasta. Šioje laidoje jūs sužinosite tiek, kiek turėtų žinoti kiekvienas gerbiantis dietologas. Ir problema, kad dauguma dietologų visiškai nežino tų dalykų, apie ką aš dabar šnekėsiu. Dėl to jų visos dietos neveikia. Kas tikriausiai atsitinka ir su jumis. Jūs bandote numesti svorio, klausote visų tų dietologų. Viršsvoris kaip yra, taip yra. Ir nepagalvokite, kad jeigu jūs buvote, žinote, aš pažįstu daug labai žmonių, kurie ypatingai moterų, kurie taip sako, žinote, aš buvau numetusi svorio, bet aš negaliu visą gyvenimą marinti savęs badu, todėl aš esu apkūni moteris. Iš tikrųjų, jums nereikia savęs marinti badu. Jūs paprasčiausiai darote kai ką, kas yra labai neteisingai ir dėl to pas jūs problemų su svoriu. Jeigu jūs tą dalyką pakeisite, ir tai galima visiškai neskausmingai pakeisti, jūsų svorio problemos visiškai, per prasme, išsisklaidys, visiškai išsispręs. Jūs būsite liesas, kūdas, jūsų riebalų masė bus tokia, kokia jūs norite, galite pasirinkti. Pavyzdžiui, pas mane svyruoja kūno riebalų masė nuo 7 iki 12%. Priklausomai kaip aš noriu. Ta prasme, aš galiu pasirinkti. Aš galėčiau turėti 20%, bet 20% kūno riebalų masė jau yra nesveika. Sakyčiau vyrui, iki 15%, tai tikrai nevertėtų peržengti, reiškia, 15%. Taigi jūs galite pasirinkti, kokio, reiškia, kiek jūs lašinių, kiek jūs riebalų norite turėti savo kūno organizmą. Na, o moteriai galima daugiau. Moteris yra prie 18 ir prie 20% kūno riebalų atrodo labai patraukliai, labai gražiai. Bet, to prasme, ir šiaip tai 15%, na, jeigu jau moteris turi, pavyzdžiui, 12% kūno riebalų, jinai daugiau atrodys tokia kaip sportiška, raumenukai matysis, bet tai nebūtina, kaip sakant, jūs esate moteris, jūsų organizmas gali į tai blogai sureaguoti hormonaliai, nes jūs esate gimusi gimdyti vaikus, maitinti vaikus krūtimi ir taip toliau, ir organizmas galvos, kas čia vyksta, kodėl tiek mažai kūno riebalų, ir jūs nesijausite gerai. Dėl to aš sakyčiau, vyrui iki 15% kūno riebalų, moteris nuo 15% kūno riebalų, netgi iki 25%, jūs pati turite atsistoti prieš veidrodį ir pažiūrėti, kaip jūs atrodote. Kur jūs norite dadėti, kur jūs norite atimti, galite kreiptis į mane, aš jums padėsiu. Dabar, reiškia, grįžtame prie mūsų laidos temos. Kaip atsikratyti to nereikalingo riebaliuko? Sakykime, jūs vyras ir pas jūs 30% kūno riebalų. Dar iš tikrųjų 30% kūno riebalų nėra tragedija, nes dauguma vyrų turi 50% ir dar daugiau. Tai jau būtų tikra tragedija, nes 50% tai čia tikras košmaras. Ir tiek moteriai, tiek vyrui. Taigi, kaip atsikratyti viso to? Ok, tai dabar kokia ta problemėlė yra, kokia, reiškia, ką žmonės daro ne taip, ką gal jūs darote ne taip, nes tikriausiai, jeigu žiūrite šią laidą, tai tikriausiai jūs turite viršsvorį, kurio norite atsikratyti. Reiškia, jūs darote kažkokią klaidą. Jūsų klaida yra, aš jums to viską paaiškinsiu, žiūrėkite. Jūsų klaida yra iš tikrųjų insulinas. Insulinas, kaip jisai veikia? Jūs pavalgote kažką saldaus, kažkokių angliavandenių, nebūtinai saldaus iš tikrųjų, nes šiaip, jeigu nežinote, krakmolas skaitosi irgi kaip ir cukrus. Tik tai jisai nėra saldus, bet jisai mūsų organizmą veikia kaip ir cukrus, nes kai jūs pavalgote krakmolingo maisto, jūsų kraujyje cukraus lygis pakyla. Ir iš karto suveikia insulinas, jisai turi sumažinti cukraus kiekį jūsų kraujyje, nes kitaip, jeigu to neatsitiks, jūs susirgsite diabetu, jūs nenorite susirgti diabetu, teisingai. Dėl to jums reikalingas insulinas, jisai veikia, jis iš tikrųjų yra labai geras dalykas ir mums būtinas ir reikalingas. Tai va, taip jisai ir veikia, reiškia. Jūs suvalgote arba kažką saldaus, kažkokių angliavandenių suvalgote, pas jūs pakyla kraujyje cukrus, suveikia insulinas, jis tą cukrų, reiškia, sumažina iki tam tikro lygio. Jeigu jūs, tarp kitko, to cukraus
per mažai kraujyje, vėlgi blogai, kaip tai atsiliepia jūsų organizmui, jūs iškart pasidarote labai alkanas, netgi pas jūs gali pradėti drebėti rankos, tai yra labai normalu. Paprasčiausiai organizmas duoda jums žinoti, kad pas jūs mažai cukraus jūsų kraujyje ir jums būtina kažką pavalgyti. Ir ypatingai tokiu atveju jums norisi angliavandenių, kažko tai saldaus būna ir netgi rankos lepa. Galbūt ir pas jūs buvo tokių problemų, tai paprasčiausiai pas jūs per mažai cukraus kraujyje. Tai dabar kaip visą tai veikia? Viskas veikia paprasčiausiai. Matote, visas tas cukrus, jisai neišgaruoja. Na, fizikoje taip nebūna, kad, reiškia, paimtų, reiškia, pas jūs venose, reiškia, jūsų kraujo sistemoje buvo cukrus, teisingai pakilęs ir suveikė insulinas ir jisai tą cukrų numušė ir jis išgaravo, teisingai. Ne. Iš tikrųjų, visas tas cukrus, kas buvo jūsų, reiškia, kraujo sistemoje, jisai gražiai atsideda riebalų masė. Tai va kur jūsų problema. Reiškia, visa tai ir būtent ir yra jūsų problema. Dėl viso to pas jūs ir auga lašinukas ant pilvo, ant subinytės, kur jūsų organizmas, čia priklauso nuo hormonų. Čia priklauso nuo hormonų, kur jūsų organizmas augins riebalus. Na ir jeigu jūs norite atsikratyti viso to, savaime suprantama, pirmas dalykas, ko jums reikia atsikratyti visų angliavandenių, valgyti kuo mažiau angliavandenių. Nes ypatingai neapsaugotų tų, reiškia, greitųjų angliavandenių, kaip cukrus. Cukrus tai turbūt būtų numeris 1, ko jums reiktų bijoti, bet iš tikrųjų ne vien cukrus. Žmonės galvoja, kad čia vien cukrus. Ne vien cukrus. Cukrus būtų numeris 1, nes jisai praktiškai neapsaugotas visiškai, jisai neturi jokių maisto skaidulų. Ką daro maisto skaidulės? Maisto skaidulės verčia praktiškai organizmą ilgai virškinti maistą. Pavyzdžiui, jeigu jūs suvalgote obuolį, tai jūsų organizmas tą obuolį virškins ilgai. Dėl to cukrus į kraujo sistemą papuls kur kas lėčiau ir kur kas mažiau to cukrų. Jisai nepakels taip smarkiai insulino, nepakels taip smarkiai cukraus lygio jūsų kraujo sistemoje, jisai visas persivirškins ir jūs gausite daug energijos, jūs jausitės gerai. Dėl to obuolys, nors ten ir labai daug cukraus tame obuolyje veikia jūs vienokai. Bet jeigu jūs paprasčiausiai valgysite cukrų, na, sakykime, įsidėsite arbatą, ten nebus jokių maisto skaidulų. Ką tai reiškia? Reiškia, visas tas cukrus, kurį jūs gausite, iškart papuls į jūsų kraujo sistemą. Iškart sukils insulinas ir iškart, reiškia, visas tas cukrus, kuris buvo sukilęs, jums labai gražiai į riebalų masę. Suaugs į riebalų masę. Patikėkite, nei vienas pasaulyje dietologas nepasakys, kad iš cukraus jūs galite užauginti raumenų. Ne. Cukrus tai yra energija. Visi angliavandeniai praktiškai yra energija. Tai va, bet vėlgi, kokia ta energija? Energija yra, kai organizmas ilgai virškina tą maistą. Ne toks, kuris iš karto papuola į jūsų kraujo sistemą, sukelia jums insuliną, ir jisai būna numušamas ir papuola, reiškia, ten, kur nereikia ir padaro tą, ką nereikia, jūs pasidarote riebus, storas, nesimpatiškas. Nors gal dabar simpatijos irgi kinta iš tikrųjų, nes tiek daug nutukusių žmonių ir žmonės jau sunkiai orientuojas, kas yra gražu, kas yra ne. Bet tikiuosi, mes norime grįžti prie normalios išvaizdos. Dauguma žmonių galvoja, kad aš esu per lieknas. Iš tikrųjų, mano kūno masė yra ideali. Tiesiog galite sužiūrėti, kokio ūgio jūs esate, koks jūsų svoris ir daugmaž pažiūrėti, kiek jums priklauso būti pagal jūsų ūgį, kiek jums svorio ir priklauso turėti. Tai, galų galę pažiūrėkim, kaip atrodė graikų, reiškia, dievai. Tai aš manyčiau, mums ten reikėtų orientuotis, kaip atrodė mūsų protėviai, o ne taip, kaip atrodo tie burgerių valgytojai Amerikoje. Ir jeigu jūs norite taip atrodyti, sakau, jūsų reikalas, bet tai nėra sveika, aš jums nepatarčiau, kiek 80-mečių jūs matėte nutukėlių. Dėja, tokių nėra. Visi numiršta kur kas anksčiau nutukėliai, kiek aš žinau, nutukėliai sutrumpina savo gyvenimą kažkur 15 metų vidutiniškai, bet jeigu jūs norite nugyventi iki 100 metų, virš 100 metų, tada kalba eina daug didesnį, gal 40 metų jūs neteksite nutukimo, ta prasme. Taigi rinkitės. Tai va, visa problema yra angliavandenėse, dėl to visos tos
dietos, ką siūlo dauguma šiuolaikinių dietologų, kurie jiems sako, nevalgykite riebalų, valgykite daug angliavandenių ir valgykite kas 2 valandas. Tai ką tai padarys? Kas 2 valandas jūs sukelsite insuliną, tas insulinas bus numušamas ir papuls į jūsų riebalų masę. Kas 2 valandas jūs sukelsite insuliną, tas insulinas bus numušamas, reiškia, tas cukrus, reiškia, jūsų kraujų sistemoje bus numušamas ir papuls į riebalų masę ir jūs busite storas, taip kaip jums ir priklauso. Ir beje, jeigu jūs nežinote, jeigu netgi jūs valgysite mažiau, sumažinsite savo kalorijas, tai nepadės, nes tai yra įrodyta. Tai yra įrodyta ir aš galiu tiksliai pasakyti, kas atsitiks, nes dauguma tų žmonių ir sako, aš buvau numetęs svorio, bet aš negaliu. Žinote, kas atsitiko? Jie staigiai numetė valgomas kalorijas, sakykime, žmogus valgė 2500 kalorijų ir dabar pradėjo staigiai valgyti 1500 kalorijų. Organizmas nespėjo tai sureaguoti, tai atsitiko tokia kaip šoko reakcija, nors ir valgė ten daugumą angliavandenių, to viso maisto, reiškia, tų lengvųjų, greitųjų angliavandenių, viso to maisto, ko jis neturėtų valgyti, jo organizmas sureagavo, jisai labai staigiai numetė svorį. Bet tas buvo trumpalaikis rezultatas, nes organizmas iš karto adaptuojasi. Žinote, kas atsitinka? Jūsų organizmas pripranta prie 1500 kalorijų. Taip, jūsų organizmas pripranta prie 1500 kalorijų ir pradeda dirbti ant 1500 kalorijų. Aš galiu pasakyti, kaip tas žmogus jaučiasi. Jam labai šalta. Jums labai šalta, kai jūs ant dietos, taip? Atrodo, aš žinau, kaip jūs jaučiatės. Jums labai šalta. Jums trūksta energijos, labai prasta nuotaika, jums pastoviai norisi labai valgyti ir jaučiatės šūdinai, bendrai paėmus, jaučiatės šūdinai. Ir kas atsitinka, kai to žmogus galų gale neiškenčia ir pradeda grįžti prie savo normalios mitybos 2500 kalorijų, sakykime 2500 kalorijų. Jūsų organizmas nespėjo vėlgi adaptuotis, jisai dabar dirba 1500 kalorijų, dabar jūs valgote 2500 kalorijų. Kas atsitiks? Jūs pradėsite priauginėti svorio kaip išprotėjęs. Taip, jūsų organizmas atsims. Ir kaip taisyklė, jau daug kas šneka, tai yra, taip sakant, taisyklė, kai jūs tik tai numetėte svorio, priaugsite dar daugiau. Kaip tai atsitiko, aš jums ką tik paaiškinau, jūsų organizmas veikia 1500 kalorijų. Tarp kitko, yra netgi, reiškia, daryti patikrinimai, kad dauguma žmonių, kurie va taip atsisako tų kalorijų, jų organizmas po to labai ilgai veikia ant tos sumažinto kalorijų, reiškia, kiekio ir toks žmogus, kuris bandė va taip dirbtinai numesti kalorijas, valgydamas tuos angliavandenius, kurių jam nevertėtų valgyti, toks žmogus bus linkęs dar daugiau priaugti svorį. Dauguma nutukėlių yra tų žmonių, kurie bandė numesti svorį. Tai būtent, labiausiai nutukę žmonės tai tie, kurie visą gyvenimą sėdė ant dietų, kurios neveikia, kurios yra neteisingos. Praktiškai tos dietologus, kurie patarė tiem žmonėms taip maitintis, reiktų sodinti į cypę, nes jie tik tai gadina žmonių sveikatą, jie patys nieko neišmano apie tai, ką siūlo ir rimtai, pagalvokite, jeigu jūs esate dietologas, jeigu jūs, galbūt dabar dietologas klauso mano laidos, jeigu jūs esate dietologas ir pas jūs 50 klientų, ir iš tų 50 klientų nei vienas niekados nenumetė svorio, aš neturiu omeny trumpalaikį rezultatą. Trumpalaikį rezultatą, kaip aš ir pasakiau, jums bus. Per mėnesį, taip, žmonės numes svorio, taip, per mėnesį. Bet ar po 2 metų jūs galite pasakyti, kad tas žmogus numetė svorį ir jis dabar taip atrodo metus, 2 metus, 3 metus, visą likusį gyvenimą. Kaip ir aš taip padariau, kaip ir dauguma žmonių, kurie išmano, ką reikia daryti, taip jie atrodo, taip jie yra. Jeigu jūs to negalite pasakyti, 50 žmonių pas jūs yra ir visi 50 yra kaip ir buvo, taip yra nutukėliai, tai jūs esate nieko neišmanantis dietologas, paklausykite manęs, aš jums paaiškinsiu, aš jums dabar aiškinu, kaip visą tai dirba. Visa problema nutukusio žmogaus yra insuline, kaip ir minėjau, nepageidaujami angliavandeniai. Ir jeigu jūs galvojate, kad reikia tiesiog atsikratyti tų greitųjų angliavandenių, tai visgi dar klystate, nes netgi lėtieji angliavandeniai dėja sukelia nemažai insuliną. Ir kiek tas nemažai? Sakykime, galite pažiūrėti, yra tos visos lentelės Google, tiesiog pasitikrinkite, kiek, reiškia, vienas ar kitas maistas
sukelia insuliną. Reiškia, tai, pavyzdžiui, juoda duona, sakykime, ne, riekelė, 25 gramų, taip? Jūs nepatikėsit, bet juoda duona. Dauguma žmonių skaito, kad juoda duona yra sveikas maisto produktas. Juoda duona sukelia labiau insuliną negu Snickerio batonėlis. Kartuoju, juoda duona sukelia labiau insuliną negu Snickerio batonėlis. Tai, jeigu jūs norite numesti svorį, tai jums juoda duona yra pavojingesnė negu Snickeris. Rimtai. Ir čia yra tame tai problema. Jeigu jūs norite numesti svorį, dėl ko taip puikiai veikia, reiškia, Atkinsono dieta ir dar geriau veikia, reiškia, keto dieta, nes žmonės gauna kur kas mažiau insulino negu paprastai. Ypatingai keto dieta, jeigu jūs nežinote iki šiol, aš jums vieną paslaptį pasakysiu, riebalai visiškai nesukelia insulino. Turbūt būtų teisingai pasakyti, visiškai nesukelia, nors yra šiek tiek jie nutraukia, reiškia, tą badavimą, bet labai nesmarkiai, jas praktiškai jūsų kraujyje to cukraus nepadaugėja. Ir tikrai, aš esu ant savęs išbandęs, dauguma žmonių, kas sėdė ant keto dietos, yra ant savęs išbandę, kiek jūs riebalų bevalgysitės, priaugti svorio yra praktiškai neįmanoma. Aš esu ant savęs bandęs 4000 kalorijų suvalgyti. Matote, kaip aš atrodo, nieko, jokio rezultato. Jokio rezultato. Ir yra daug žmonių, yra išbandę valgyti papildomas kalorijas riebalais, jokio rezultato. Jūs nepriaugate svorio. Jūs visiškai, nes, kaip ir sakiau, insulinas. Jūs negaunate papildomai insulino, reiškia, jūsų kraujo sistemoje nėra papildomai cukraus, jūs nepriaugsite svorio. Šiaip keto dieta netinka tiems, kas nori būtent priaugti svorio, kas nori priaugti didelių raumenų. Nes jeigu jūs norite iš tikrųjų priaugti, netgi aš žinau, nemažai kultūristų tiesiog leidžiasi savo insuliną. Taip, kad, reiškia, priaugti raumenų, nes tada jie puikiai išsipučia ir, angliavandeniai dabar praktiškai, kiek aš žinau, kultūrizme yra vos ne numeris 1, netgi dabar mažiau žmonės naudoja šitų baltymų negu angliavandenių, nes angliavandeniai sukelia jums insuliną, insulinas, ką padeda jums augti. Riebalus auginti, bet tuo pačiu viską galima auginti, taip sakant. O po to jau numesti riebalų masę, tai jau kitas dalykas. Bet mes čia ne apie kultūrizmą, mes čia kalbame apie jūsų problemą, kaip numesti svorį. Ir ką, sakykime, sportas daro, jeigu jūs daug valgote angliavandenių. Puiku. Žinoma, jeigu jūs prakaituojate, tai tas riebaliukas dega, bet problema, kad jisai po to vėl labai puikiai jums ir atauga, tai reikia arba labai daug sportuoti. Sakykime, jūs matėte tas laidas, kur surenkat tos, reiškia, nusipenėjusius žmonės, pasadina ant tos neteisingos dietos, kur jiems kiša tos angliavandenius kas 2 valandas ir jūs matote efektą, jie numeta svorį. Bet kiek jie sportuoja? Jūs galite sportuoti 5 valandas per dieną. Ar galite jūs sportuoti 5 valandas per dieną? Jeigu jūs galite sportuoti 5 valandas kasdieną, tai profesionalių sportininkų nėra nutukėlių. Nes jeigu jūs kiekvieną dieną nubėgsite 15 km, ar jūs su dviračiu tenais važinėsite tenais valandas ar dar kažką, neįmanoma, kad jūs būdate storatas, valgykite jūs ką norite, galite eiti į McDonald's, jums tada galima valgyti praktiškai ką nori. Taip, bet dauguma žmonių to negali padaryti. Ir žinote, kas atsitinka su visais tais dalyviais iš tų laidų? Kai tik tais jie nustoja sportuoti 5 valandas į dieną, jų kūno masė taip auga, jie taip apauga lašiniais, kad čia praktiškai rekordai būna. Kodėl niekados nedaroma, reiškia, tų laidų dalyvių susirinkimo, sakykime, po kelių metų, nes jų visi riebalai grįžta. Ir žinote, kas baisiausia, kad yra sakoma, kad šitie žmonės tipo jie yra negeri. Jie matote, kokie jie yra negeri, reiškia, jie tik tai baigėsi laida ir vėl grįžo prie savo gyvenimo būdo, metė sportą, reiškia, pradėjo valgyti kada nori, reiškia, didelėm porcijom, ne 6 kartus į dieną. Čia yra nesąmonės. Aš valgau labai daug, aš galiu valgyti 4000 kalorijų. Ir negalvokite, kad aš buvau visada skūdas. Sakau, aš buvau 25 kg stambesnis visą savo gyvenimą. Ir pas mane energijos niekada nebuvo.
Ir jaučiausi aš blogai ir valgiau mažiau negu dabar valgau. Aš, būdamas 25 kg, stambesnis valgiau mažiau negu dabar aš valgau. Tai va, išklausykite, reiškia šią laidą iki galo. Tai dabar supratome, kad angliavandeniai yra problema. Norite numesti svorio, sumažinkite angliavandenių, tai reiškia valgomą kiekį. Ypatingai visas košės, ypatingai bulvės. Jeigu valgote bulvės, valgykite su lupena, nes lupena yra maisto skaidulės, tai nors jau padės sustabdyti tą insulino pakilimą. Reiškia, bulvės jau su nulupta lupena bus labai jau nekoks maistelis, dėja, tenais nebus maisto skaidulių ir sukels jums insuliną. Tai va, dėl to reiškia, bulvės su lupena būtų geriau, bet vėlgi, jeigu jūs darote maistą, tai turėtų būti nedaugiau kaip viena bulvė su visa lupena ir salotas. Dabar kodėl salotas? Salotas irgi angliavandeniai, teisingai, bet salotas yra jau tokie angliavandeniai, kurie praktiškai nesukelia jums insuliną. Jie sukelia insuliną labai mažai. Na, valgykite su salotų kibirais, jūs tikrai neturėsite didžiulio pilvo. Tikrai ne. Nes šiaip ten tų angliavandenių netiek jau daug. Ten labai daug visokių vitaminų, labai daug visokių mineralų. Tarp kitko, vitaminų ir mineralų jums tikrai reikės, jeigu jūs norite atsikratyti savo viršsvorio, nes jeigu organizmas negalės, reiškia, normaliai funkcionuoti, tai pas jūs bus problemų, reiškia, kad jūsų organizmas galėtų deginti visas jūsų atsakas. Tai ne taip yra paprasta, patikėkite, jums reikia ir visokių maistinių naudingų medžiagų, ne tik bukai valgyti, reiškia, bukas kalorijas, tuščias kalorijas, teisingai. Ok, tai dabar, kai išsiaiškinom dėl angliavandenių, vėlgi pakartoju, kad jums salotų galima valgyti kiek norite, brokoliai, prašom valgyti kiek norite, bet visų kitų angliavandenių, reiškia, kur yra daug krakmolo, kaip bulvės, kur yra cukraus, viskas, kas turi cukraus, reiktų to vengti. Na, šiaip iki 100 gramų cukraus yra normalu suvalgyti per dieną. Na, jums gal atrodo 100 gramų cukraus, tai kiek aš galėčiau prisidėti, reiškia, į arbatą cukraus šaukštukų, po 5 šaukštukus, neskubėkite, to cukraus jums negalima, aš kalbu omeny apie kitą cukrų. Tarp kitko 100 gramų cukraus pasirodo yra 1 litre Coca-Colos. Jūs išgersit 1 litrą Coca-Colos, gausit 100 gramų cukraus. Jeigu aš neklystu, galite pasitikrinti. Reiškia, bet aš kalbu apie kitą cukrų, nes cukraus šiaip yra visur, brokolėse yra cukrus. Suvalgyti obuolį, ten daug cukrus, bet vaisiai jums naudingi. Reiškia, apelsinai, mandarinai, greipfruktai. Iš tikrųjų, tenais yra vitaminas C, tenais yra daug. Mūsų organizmas yra pripratęs prie to. Mes daug kur buvom, daug kur keliavom, mes kažkada buvom liktai bežionės, jeigu mokslininkai neišėjo iš proto. Be to, jeigu jūs esate, turbūt jūs esate, reiškia, baltos odos, tai jūsų protė, jeigu jūs nežinote, jūsų genetikoje yra neandertaliečių kraujai. Taigi, mes esame 2% neandertalai. Kitko, tie 2% nėra mažai. 2% tai yra tiek, kiek mes skiriamės nuo, reiškia, bežionės. Tai tikrai yra nemažai, teisingai. Ok, reiškia, judame toliau. Dabar dėl šitų baltymų. Žinote, Atkinso dieta labai puikiai taip pat tinka numesti svorį, bet su Atkinso dieta ne viskas taip paprasta, nes šiaip angliavandeniai taip pat sukelia insuliną. Tiesiog jie sukelia mažiau. Žinote, kokie angliavandeniai labiausiai sukelia insuliną? Reiškia, whey proteinai. Whey baltymai. Baltymai, jūs gal jau žinote tą pavadinimą, whey proteinas čia angliškai, teisingai. Ok, tai dėl to kultūristai taip yra pamėgę tą gėrimą, reiškia, whey proteinas, whey baltymai. Ne dėl to, kad ten yra baltymai, o dėl to, kad jis taip smarkiai sukelia insuliną ir jie tada auga. Reiškia, būtent kultūristai. Na, dabar jau visą tai yra labiau išaiškėję. Anksčiau buvo manoma, kad kultūristui būtina daug angliavandenių valgyti. Dabar aišku, kad reikia tiesiog sukelti smarkiai insuliną ir šiaip reikia daug būtent sumažiau. Reiškia, kad anksčiau buvo manoma, kad reikia daug baltymų valgyti kultūristui, dabar daugiau yra, suprantama, suprasta yra, kad daugiau reikia sukelti
insuliną, negu tie baltymai būtų svarbus. Taigi, whey proteinas labiausiai sukelia insuliną, bet whey proteinas turi, reiškia, savų dalykų, jisai labai sumažina žmogaus apetitą. Taigi, apetitas irgi yra svarbu, negalvokite, kad jūs galėsite taip paprastai kovoti su apetitu. Sakykime, aš niekada nesijaučiu per daug alkanas, aš jaučiuosi sotus, aš šiaip valgau daug, sakau, ir aš esu patenkintas, ką aš valgau, kiek aš valgau. Galite pažiūrėti mano porcijas, dar reikia tiek suvalgyti. Aš dažniausiai pas mane būna problema suvalgyti pakankamai, negu reiškia, marinti savęs badu. Taigi, kaip ir minėjau, jums nereikia savęs marinti badu, užmirškite, tai yra nesąmonė. Taigi, reiškia, Atkinso dieta irgi veikia, reiškia, duoda tą šoko reakciją, žmogus greitai numeta svorio, bet baltymai, reiškia, turi tą neigiamą savybę, jie taip pat kelia, sukelia insuliną ir šiaip Atkinso dieta neypatingai gerai, ypatingai atsižvelgiant, kad jums teks valgyti tiek daug baltymų ir šiais laikais tiek mėsa, tiek, visi, reiškia, gyvūnijos tie produktai yra ne patys geriausi, aš patarčiau valgyti jų, bet nevalgyti jų per daug. Tai, sakykime, 200 gramų žuvies arba mėsos, keli kiaušiniai, galbūt praktiškai gabalas sviesto turbūt ir būtų ir viskas. Dauguma turėtų būti žalumynai, vaisiai, daržovės. Tai būtų jūsų pagrindinis maistas. Tai va, čia praktiškai tame viskas yra, ką jums reikia žinoti. Atsisakykite angliavandenių, keiskite juos į riebalus. Kodėl? Nes riebalai jūsų nepadarys storų, angliavandeniai jūs padarys storus. Ribokite savo baltymų, reiškia, valgymą. Kaip minėjau, tarp 2, netgi iki 6 kiaušinių suvalgyti yra sveika. Gabaliukas sviesto, 20-30 gramų, daug daržovių ir, sakau, visų kitų daržovių ir, reiškia, vaisių, bet kitų angliavandenių, ypatingai krakmolingų. Šiaip krakmolas yra ne ką geresnis negu cukrus. Tai krakmolingų visų tų, reiškia, daržovių, košių visų tų venkite, tai jūs daro storus. Ir nevalgykite kas 2 valandas 6 kartus, tai yra nesąmonė. Atvirkščiai, valgykite dideliam porcijom. Jeigu jau prisėdate valgyti, tai jau kaip pavalgykite. Pavalgykite tiek, kad būtų pilnas pilvas. Ko jūs iš viso sėdote prie to maisto? Baigite su tais persikandimais. Čia yra nesąmonė, nes jūs tik tai darote labiau save alkanus ir ką mūsų protėviai sakydavo. Ką jūsų močiutės ir taip toliau sakydavo. Nenumušk apetito. Kodėl? Todėl, kad jeigu jūs prisėdate prie stalo, tai jūs norite būti alkanas ir užkąsti, pavalgyti daug. Tai aš ir darau. Norite numesti svorį, geriausia būtų pereiti prie, reiškia, 2 maisto patiekalų per dieną. Valgykite 2 kartus, bet didelės dozės. Kodėl? Nes tada jūs 2 sykius sukelsite savo insuliną ir visą kitą dieną jūsų organizmas badaus ir jisai degins jūsų riebalus. Taip. Ir, aišku, sekite, kad nesukeltą insuliną per daug smarkiai. Taigi, venkite tų angliavandenių, valgykite daugiau riebalų ir jūsų problemos išsiskirstys. Bet iškart noriu pasakyti, jeigu jūs turite didelę kūno masę, daug riebaliukų, tai negalvokite, kad jūs galite valgyti, kaip aš minėjau, 4000 kalorijų ir vis dar numesti svorį. Tai ne. Taip ne tik žinote, kodėl. Nes aš turėjau omeny 4000 kalorijų. Kad ir 5, kad ir 10 000 kalorijų. Tarp kitko, visa tai yra išbandyta. Netgi 10 000 kalorijų nepadarys jūsų storų. Bet jeigu jūs jau esate storas, problema yra tame, kad jūs valgydamas labai daug, jūs daugiau nebestorėsite. Aš turiu omeny normalaus gero maisto, ką aš jums ką tik minėjau. Jūs daugiau nebestorėsite. Bet jūs ir nenumesite svorio. Nes jeigu jūs norite numesti svorio, jums reikalingas kalorijų deficitas. Deja. Taigi jūs galite pažiūrėti, tarp kitko, mano laidą 1800 kalorijų, ką aš jums labai patarčiau. Ten, jeigu jūs laikysitės tos dietos, jūs tikrai numesite svorį. Garantuotai. Tai galite pažiūrėti 2000 kalorijų dietą. Jeigu jūsų kūno... Pas mane visados problema, po pusvalandžio
kamera išsijungia, jinai perkaista, šiek tiek ją atvėsinau ir pratęsiu šią laidą. Taigi, neskubėkite numesti svorio, sakau, kilogramą, 2 kilogramus per savaitę numesti. Nu taip, jo, kilogramą, 2 kilogramus numesti per savaitę yra visiškai normalu. Sakyčiau, 0,5 kilogramo taip pat pilnai normalu. Ypatingai, jeigu jūs nusprendėte taip maitintis visą likusį gyvenimą, kai jūs būsite idealios, reiškia, kūno masės, tokios, kokios jūs norite, riebalų masė nukris, jūs galite pradėti valgyti, kiek jūs norite. Kaip ir minėjau, 4-5 tūkstančių, valgykite 10 000 kalorijų, jokių problemų, bet valgykite tą maistą, kurį jums reikia. Nevalgykite staigių, reiškia, tų greitųjų angliavandenių, kurie iš karto eina į riebalus. Jeigu jūs tokio maisto nevalgote, nededate 15 šaukštukų cukraus į arbatą, negeriate Coca-Colos, kur, reiškia, litre 100 gramų iš karto cukraus, pas jūs jokių problemų su to svoriu niekados nebus. Jūs busite laimingas žmogus ir visi sakys, wow, sakys, kokia ideali figūra, kaip tau išeina, aš tu tiek valgai daug. Sakysi, viskas paprasta, aš nevalgau to, ko man nereikia, aš valgau tai, kas man reikalinga. Tai va, ir nepamirškite, kad stengiatės visą savo mitybą, reiškia, suspausti į kuo mažesnį periodą. Norite numesti svorį, valgyti 2, maksimum 3 kartus į dieną. Ir šiaip aš nepatarčiau daugiau valgyti. Galite valgyti nemažom porcijom, bet nevalgykite ten, kaip jums turbūt jau spėjo patarti, kas 2 valandas 6 kartus į dieną. Tai yra nesąmonė, taip kultūristai valgo, nes jie nori priaugti daug masės. Jūs norite priaugti daug masės. Jeigu jūs norite priaugti daug masės, gerai, valgykite 15 kartų į dieną. Ypatingai tą maistą, kuris sukelia jums cukrų kraujyje, jūs jausitės labai alkanas, nes jeigu nežinote, kas atsitinka insulinas, kai numuša cukrų, jo lieka per mažai kraujyje ir jūs pasidarote alkanas. Taip, jūs ne tik nepavalgote, jūs dar liekate alkanas. O kai pavalgote riebalų, kodėl tas sotumo malonus jausmas? Nes jūsų kraujyje cukrus niekados nebuvo pakilęs, insulinas niekados nebuvo pakilęs, jūs tiesiog pavalgėte, visas tas, reiškia, maistas suėjo, reiškia, jums į kepenis, padarė kepenyse energiją, šiaip energija mūsų organizme yra cukrus, taip, organizmas perdaro, reiškia, riebalą į cukrų ir cukrus lieka kepenyse ir jeigu nežinote, reiškia, kai, pavyzdžiui, kokoso aliejų, kokoso riebalus jūs naudojate, tai dar, reiškia, organizmas išskiria ketonus. Ketonai yra labai malonus dalykas, papildoma energija jūsų smegenims, papildoma energija jūsų, reiškia, širdžiai ir šiaip žmogus jaučiasi labai puikiai su ketonais, ypatingai jeigu jūsų kraujo sistemoje pakanka cukraus ir dar papildomai yra ketonų. Tada jūs jaučiatės kur kas geriau. Dėl to aš labai visiems patariu naudoti tinkamus riebalus. Naudokite kokoso aliejų kiekvieną dieną, naudokite sviestą kiekvieną dieną, sviestas yra geras maistas. Naudokite, dar galima naudoti, reiškia, būtinai turi būti extra virgin, reiškia, šalto spaudimo, alyvuogių aliejų naudokite, bet nepersistenkite su tuo. Valgykite, kiekvieną dieną suvalgykite po 1 avokadą. Tai puikus maistas. Tai yra puikus maistas. Tenais yra angliavandenių, bet ten visi tie angliavandeniai yra maisto skaidulės. Avokadas visiškai nesukels jums insulino. Tas organizmas jūs padarys sočius, bet tai nesueis į jūsų kūno riebalus. Gerai, tiek šiai laidai, bet nes bijau, kad vėl kamera išsijungs. Ką aš jums noriu pasakyti, jeigu jūs norėsite papildomos informacijos, kreipkitės į mane, susiraskite mane ant Facebook'o arba tiesiog prašykite po šią laidą, pasistengsiu jums atsakyti, nes šiaip esu ganėtinai užimtas, aš rašytojas ir taip toliau. Na, o apie visą tai laidos pabaigoje. Čia. Gerbėmieji žiūrovai, noriu Jums paskelbti, kad dabar Jūs turite neįtikėtiną galimybę palaikyti mane finansiškai. Žinoma tiems, kas turite tokią galimybę ir žinoma tiems, kas norite. Užtenka užeiti į mano YouTube puslapį ir žiūrėkite, čia yra linkas. Paspaudžiate ant jo, reiškia tiems, kas norite mane palaikyti. Paspaudžiate ir Jūs išmes į saitą, kur Jūs galite visiškai saugiai mane palaikyti. Tiesiog užtruks sekundėlę ir štai mes čia. Tai va, yra palaikymo būdas už $1, yra palaikymo būdas už
$3, už 5 ir už 10. Kol kas visą tai labai pigu, nes aš siūlau už palaikymą lengvatas. Reiškia, už $3 aš asmeniškai atsakysiu į jūsų laiškus. Jūs gausite mano e-mailą ir mes galėsime taip bendrauti. Šiuo metu aš gaunu ir taip labai daug laiškų, bet dėja ne visiems turiu laiko atsakyti, nes klausimai ganėtinai sunkus ir išnagrinėti visą tai yra ne taip jau paprasta ir užtrunka laiko ir patys suprantate, kad man pačiam tenka ir dirbti ir laiko netiek lieka daug. Bet jeigu jūs mane palaikysite finansiškai, žinoma, jums pirmenybė. Reiškia, kas palaikysite mane už $5, tai jums dar padėsiu parinkti maisto papildus ir pakoreguosiu jūsų mitybą. Ir žinoma, atsakysiu jūsų klausimus. O tie, kas palaikys mane už $10, turite tiesiog fantastišką galimybę tapti praktiškai mano draugų ir mes galime bendrauti Skype ir aš jūs supažindinsiu su ateities planais, netgi duosiu jums paskaityti savo rankraščių, naujų knygų rankraščių. Greit pasirodys mano knyga, apie tai šiek tiek vėliau. Reiškia, dabar žiūrėkite toliau. Jūs turbūt žinote, kad aš esu taip pat ir rašytojas. Tai štai, galite įsigyti mano knygą Solemija dabar knygas.lt už tiesiog fantastišką kainą, €4,45. Knygų lygo vos keli šimtai ir aš jums siūlau nedelsti ir tiesiog nusipirkti ją. Dabar pigiau, kažin ar bebus. Taip pat galite nusipirkti ir IL knygą €4. Reiškia, čia vos keliais centais pigiau, bet žiūrėkite patys, kaip jums patinka. Ir dar noriu jums pakartoti, kad mano, reiškia, knyga Naujoji Iliada pasirodys šių metų kažkur rugsėjo pradžioje. Taigi bus, žinoma, pristatymas tiek mano šiame kanale, tiek Sveikos gyvensenos kanale, kur aš papasakosiu apie savo knygą. Tai bus tiek. Ačiū visiems, kas mane palaikote. Viso geriausio.